savo keliu. Svarbiausia girdėti būti matomu. Net asilas žino. Silpnai mato, nebeprigirdi ir sunkiai bepaeina. Tai nelabai ir ką gali padirbti. Tėtis dabar su juo gyvena, tai padeda namų ruošos darbus atlikt, padaro jai valgyti. Šiauliuose naktį pavogtas daugiau kaip 100 000 litų kainuojantis automobilis Toyota. O jai pačiai tai ką beveikti. Pirminiais duomenimis į Šiaulius atvykusi moteris apsistojo viešbutyje Tilžės gatvėje. Transporto priemonę nakčiai paliko nesaugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje prie viešbučio. Pavalgo, pamiega, pro langą pažiūri, ką kaimynai veikia, kada kas išeina, pareina. Taip ir praeina diena. Vagių neišgąsdino net tai, kad automobilis stovėjo vos už keliasdešimties metrų nuo miesto policijos komisariato. Dėl prekybos kontrabandinėmis cigaretėmis policijai ir vėl kliuvo 40-metė šiaulietė. Korsato gatvėje gyvenanti moteris pernai balandį buvo sulaikyta dėl to, kad 14-mečiai moksleiviai pardavė. Anksčiau tai dar televizorių pažiūrėdavo arba paklausydavo radijos, bet dabar, kai pabrango elektra, taupo. Baisu būti senam. Labai nelaukiu senatvės.